Tai jūs esate pakvietę viens kitą į didžiąją gyvenimo kelionę. Santuokoje tai kaip kelionėje. Tai ne pažintinė kelionė, tai ne piligriminė, kuri turi pradžią ir pabaigą. Tai kaupimas, sakysiu, stačius kalnus, leidimasis sraune kalnų upe kaip raftingu. Sveikiname jūs su nuostabia švente, kurios mes labai laukiame, gal kartais ir atsibodome, sakydami tai. Taigi visų mūsų džiaugsmui ši šventė atėjo. Aš pats neturiu brolių, bet aš niekad nesijaučiu, kad jų neturėčiau. Nes aš turiu 3 nuostabius brolius – Matą, Gabrielių ir Luką. Ir aš labai esu laiminga šiandien, kadangi vienas iš mano brolių pradeda naują, bet turbūt patį gražiausią gyvenimo etapą. Klausausi ir girdžiu, mylimasis ateina. Kalnais atšaliuoja, kalvelėm atliuoksi. Tas mano mielasis tarytum gazelė. Labai panašus į jauną briedžiuką. Tu man balandėlė, prigužus lizdelį, slėpiesi prie sienos skardingo olyno. O leisk man pažvelgti į tavojį veidą, klausytis tavo meilingojo balso. Kuri laimina tavo vardu, jis bus uždegtas, nuneštas ir laikomas, jis sklaidytų namuose dvasios tamsą, namams teiktų ramybę, palaimą ir malonų gausą. Būdami prie jūros su jaunavedžiais, sakau, kaip būtų gerai švęsti prie jūros, o ne prie marių. Svajonių pildymosi metas. Praėjo mėnuo ir mes pasižiūrėkit, kokį turim vaizdą. Vertas milijono turbūt vaizdas. Kiek reikia surasti plunksnų, kad galėtum skristi. Bet paukštis skrenda sparnais, Lukutį, o ne plunksnomis. O aš skrisiu su plunksnomis. Daug prisirinksiu ir skrisiu. Aš noriu, kad tos plunksnos būtų jūsų viso gyvenimo prasmė. Kad tos plunksnos jums padėtų skristi. Ir kad jūs kiltumėt tik aukštyn. Vienas kitą atsiremdami, vienas kito pasilaikydami. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievas. Toks geras lietuviškas žodis yra puoselėti. Sakoma, koks išpuoselėtas tavo sodas. Tai kaip tą sodą reikia tuos santykius kiekvieną dieną, palaikyti vienas kitą. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievas. Kad Dievas sujungė, žmogus te neperskiria, todėl aš, katalikų bažnyčios įgaliotas, laiminu jūsų santuoką, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Turbūt dėl to, kad tau taisyklės būdavo tik tais tokie, palinkėjimai vos nežinai, kad, galim taip daryti, taip gal ir būtų geriau daryti, bet tu visada būdavai žmogus, kuris darydavo viską savaip. Tai vat aš būtent jum abiem ir linkiu turbūt to, kad laisvės tiesiog gyvenime. Kad būt laimingai su tuo, ką turit, kad daryt su tuo, ką turit, tą, ką jūs norit iš tikrųjų. Ir daugiau, kaip ir manau, nieko nereikia. Aišku, žinoma, vestuvės yra 2 žmonių šventė, tačiau man ypač smagu už mano sesę. Aš jau nuo pat jų santykių pradžios mačiau, kaip jin švyti, šypsena kiekvieną dieną. Jeigu kalba kažkokia išeina apie Luką, tai visada su juokeliais tokiais, su pačiais geriausiais prisiminimais. Tai man labai dėl to smagu ir man ačiū Lukai, kad tiesiog esi tobulas vyras, Migliai.
Jis žino, kad net ir labai norėdamas pasakyti ne, kas jam tikrai bus sunku, nuo šiandien geriau pasakys taip. O jeigu kada nors susipyksite ir nerasite būdo susitaikyti, pasipjausite mažais gabaliukais fermentinio sūrio ir valgykite jį lovai. Tikrai turi padėti. Ir jo, ir mes dabar viena komanda, tai kažkaip viens kitą papildom ir žygiuojam per gyvenimą. Tai neblogai sekasi. Svarbiausia mūsų nuostabiam draugystės kelyje tai yra didžiulis noras pasaulį matyti vienodomis spalvomis. Nors ir nesvarbu, kad vyrai ne visada mato spalvas vienodai taip kaip moteris. Tačiau aš pažadu stengtis, kad mūsų pasaulio spalvos būtų pačios ryškiausios ir spalvingiausios.